Pažymėjus bet kurį skaičiuoklės langelį, jo kampe matome kvadratėlį. Už to kvadratėlio mes galime patempti, pavyzdžiui, į apačią ir paleisti. Ir tada man nusikopijuoja tas vienas langelis. Šitas tempimo veiksmas, nesvarbu ar į apačią mes tempsime ar į šoną, visada bus kopijavimo veiksmas. Mums nusikopijuoja ne tik langelio turinys, bet ir jo formatas. Tai šiuo atveju langelio spalva ir teksto stilius, tai yra pusjuodis stilius. Kur būtų galima tokį greitą kopijavimą pritaikyti? Tam, kad nereikėtų mums spaudinėti Ctrl+C ir Ctrl+V, jeigu mes, pavyzdžiui, turime parašyti daug vienodų žodžių, tarkim, čia yra 2 amerikiečiai. Jeigu jų būtų daugiau, aš galėčiau parašyti vieną žodį amerikietis, patempti žemyn ir tada gauti daug vienodų langelių. Arba, pavyzdžiui, daug vokiečių, daug lietuvių, daug anglų. Čia yra lentelės su įžymiais žmonėmis. Jeigu aš turėčiau daugiau tų žmonių, tai būtų galima lengviau ir greičiau užpildyti visą lentelę. Arba, pavyzdžiui, miestas, kuriame gyvena kažkokie žmonės ir panašiai. Kai reikia daug vienodų žodžių rašyti, tai labai praverčia. O kasgi būtų, jeigu aš pabandyčiau šitaip greit nukopijuoti vieną langelį su skaičiumi? Patempiu žemyn, paleidžiu. Man langelis nusikopijavo, kraštinę tokią pačią turiu, bet kažkodėl skaičius pasikeitė. Skaičiuoklė visada skaičius padidina 1 vienetu. Jeigu aš tempiu žemyn. Jeigu tempiu į šoną, irgi daro tą patį. O kur šitą galėtumėme pritaikyti? Parodysiu vieną pavyzdį. Šitoje lentelėje mums trūksta vieno stulpelio. Tai yra eilės numerių. Mes norime, tarkim, pamatyti, kiek čia iš viso tų žymybių yra. Tai tam, kad man nerašyti savo rankomis čia vieneto, dvejeto, trejeto, ketvirto, penketo, šešeto, aš galiu tiesiog parašyti vieną vienetuką, pažymėti tą langelį ir patempti už kampelio ir paleisti. Ir gaunu iš karto visus reikalingus skaičius. O tam, kad gražiai pritaikyti šitą stulpelį prie visos lentelės, aš galiu tiesiog nukopijuoti šitų langelių formatus. Tai kopijuoju su Ctrl+C ir įklijuoju su Ctrl+Shift ir V. Ir tada pasirenku, kad noriu įklijuoti tik formatus, spaudžiu gerai ir štai gavau puikiausią lentelę. Kopijuojant langelius atsiranda šičia tokia punktyrinė linija. Ji tiesiog parodo, ką paskutinį kartą mes kopijavome. Jeigu mes nenorime, kad ji čia būtų, galime ją atsikratyti, paspaudę klaviatūroje klavišą Escape arba Enter. Ir pažiūrėkime, kaip tas numeravimas veikia kitoje skaičiuoklėje, tai yra Google skaičiuoklėje. Ir lygiai taip pat veikia ir Microsoft Excel skaičiuoklėje. Čia yra vienas toks menkas skirtumas, kuom skiriasi šitos skaičiuoklės. Taigi parašiau vienetuką, patraukiu už kampelio, paleidžiu ir skaičiai kažkodėl tai nesikeičia. O jeigu aš norėčiau gauti eilės numerius, ką man reikėtų daryti? Aš tada turėčiau parašyti 2 skaičiukus – vienetą, dvejetą. Ir tada pažymėti ne vieną langelį, o juos abudu ir tada patraukti iš kampelio. Ir tada gaunasi numeriai iš eilės. O jeigu aš tarp tų skaičių būčiau padariusi kokią nors pertrauką, tarkim, ne dvejetą, o trejetą parašau, juos abudu pažymėjusi ir patempusi žemyn, aš gaunu kas antrą skaičių. Ir dar vienas pavyzdys, pavyzdžiui, 2 ir 4, tai aš juos abu pažymiu, patempiu, paleidžiu. Ir gaunu lyginius skaičius, o čia gavau nelyginius skaičius.